Iš pradžių aš seniai kažkada buvau nupaišiusi šitos personažas ir jie gyveno pas mane spintoj apie metus. Ir po to jau išvažiavau į Prancūziją, į rezidenciją Paryžiuje ir tenai su tais personažais taip gavosi, kad parašiau knygą, nupaišiau iliustracijas, o po to ir tekstas ir visa knyga atsirado. Kotonas tai yra toks padaras kaip katinas ir daug protingesnis, jie yra iš medvilnės. Dėl to vadinasi kotonai, kaip iš prancūzų kalbos ir iš anglų koton yra medvilnė. Tai va, tai yra protingi katinai medvilniniai, kurie vaikšto, šneka ir keliauja. Jie gavo laišką iš savo prosenelio, kuris jau buvo miręs, kad jie turi važiuoti į Paryžių ir surasti tam tikrą dalyką. Ir visa knyga buvo paslaptis, ko jie ieško, o galiausiai išaiškėjo, kad prosenelis jiems paliko pilį.